Na, dabar parodysiu, kai kotelį odą apklijuoti. Čia teks plaunyti odą. Arba jeigu turite būna ta tokia floristinė juostelė, tą galima apvynioti. Lipalu PVA klijais, grynais, neskiestais. Ištepsiu. Mes darėm šitą apie juostelę tokią klijavom. Darėm kaklo papuošą. Tokiu principu. Tiesiog užspausiu. Dar uodegytės neuždėjau. Pirmiausia, norėjau kotelį šitą apklijuoti, kad pasislėptų visa pradžia. Nagu tiesiog prie pat vielutės įspaudžiam, kad gerai prisiklijuotų. Iš abiejų pusių. Ar turėtų truputį apdžiūti. Ir kol džius, aš jums parodysiu, kaip lapelius darau. O darau dviem būdais. Jeigu oda minkšta, elastinga, tai tokia geriausia su PVA klijais atskiestais. 2 dalys klijų, 1 vandens. Aš čia jau buvau užtepusis, man apdžiūvęs. Tai aš dabar tik tai sudrėkinsiu, kad galėčiau parodyti. Na, šiaip šitą nebūtina, kad jau taip labai prisisotintų, nes mes dėsim vielutę, kad paskui gražiau formuotųsi lapas, kad galima jį būt išraityt. Šitą mes irgi lapų gamybą mokėmės. Bet kai toks labai iškarpytas, truputį sudėtingiau, nes čia reikės ir pincetų paskui padirbėti. Truputį tegul padžiūsta. Bet jeigu jūs neturite minkštos elastingos odos, o tokia va stangrę kietą, galima ir kitų būdų, su žiebtuvėliu. Čia truputį tai padirbėti reiks. Kiekvieną tą spygliuką paimti šitaip ir visiškai prie kraštų užspausti, padaryti tokią raukšlę. Ir tą prie pat pinceto kaitinti. Pirštas net užkaito. Ir šitaip užkaista ir lieka tos siūliukės. Ir šitaip kiekvieną tą ragelį prikaitinsiu. Žinoma, geriausia, kai šitaip va, kai mažai dujos dega, tai tada ir neprūksta. Seniaukia jau, bet kažkaip nesinori elektrą žibint. Bet gal matysit. Na ir tokių gysliukių reikia daug padaryti. Paskui ant pabaigos, kai kiekvieną šitą prikaitinsit, patį pagrindinį. Jau čia per kelis kartus, va nuo šitų galo aš pradėsiu. Ir taip
pamažu į priekį vieną plotelį prikaitinam. Toliau suimam, pakaitinam. Taip, biskį ilgiau reikia pakaitinti, va jau pradeda net riestis, tada jau tikrai bus gerai. Ir tada pats ir lapelis stabilesnis bus, ten lyg ir vielutė įverta, nes vis tiek sukietėja ta kaitinta oda. Tai aš dabar nepabaigsiu tų visų smulkių, bet aš noriu parodyti laiko čia negaištant principą jau. Patį galiuką galima va taip pakaityti, kai jis užsiriestų. Aš čia turiu jau pabaigtą. Va kaip jis gražiai atrodo. O va iš kitos pusės. Čia paskui prisiklijuos iš kitos pusės ir tie du lapeliai bus. Man, pavyzdžiui, tie žiedeliai visų šitų augalų panašūs, o lapai skirtingi. Bet būtent usnies ir margainių patys gražiausi lapeliai. O žiedas beveik gražiausias varnalėšos. Tai va čia toks už tai hybridas, o varnalėšos jau jis, kuklus labai. Ir jau tokio nėra tų efektų. Na, jeigu jum neišeis, galima ir tokį paprastą daryti. Čia aš irgi jį dariau žiebtuvėliu kitoj pusėje, tais gyslas. Gerai. O dabar tą, kur su klijais būdą. Tai šitą, žinot, paimti ir čia būt gerai truputį medžiagos turėt, bet aš jūs nepasiėmiau, na nieko. Ir jį tiesiog perlenkus susukt, sugręžt. Ne iš jėgos. Ir mes vis vieną dar turėsim paskui padirbėti pincetų prie jau. Atsargiai išvyniojam. Galima truputį ir palaikyti kokią minutę kitą, kad jis, bet čia gal nebūtinai. Šitam reikalė mano odytė labai plona. Čia labai greitai visi tie reikalai vyksta. Jau kai plona oda, tai su žiebtuvėliu netinka, nes labai susiraitys. Ten tokiai truputį stangresniai, labai storai odai tai irgi ne. Bet kai būna nestora, bet stangri, tai jie su klijais apdirbti irgi biskį sudėtinga. Na va, jis čia dabar gavosi toks visoks susiraukšlėjęs, bet šitų augalų tie lapeliai tokie ir būna. Tokie susigarbanoja. Aš dar pincetų pataisysiu. Patį galiuką galima pirštais va tokį pasukt, nes jų galiukai tai, tokie duria truputį. Galima pincetų. Čia nereikia dabar kaitant, čia tik paspaudžiu ir paliksiu. Klijai išdžius, taip ir liks. Liks toks gražuolis lapas, bet mes dar jį tvirtinsim viela, tai jį paskui galima bus kaip nori lankstyti. Jis, kad ir su klijais, jis vis vien. Na, gal iš pradžių bus tangrus, o paskui benešiojant vis vien truputį suminkštėja. Ir tais formas praranda. Galiu štai paskėjus. Bet čia vis tiek reiks taisyti. Aš turiu jau apdžiūvusį klijais darytą.
Taip, dabar kol kas padedam į šoną, šičia jau gal man išžiūvo. Aš galiu tiesiog prie pat vielutės nukirpsiu. Viskas čia susiklijau. Puikiausias mano kotelis, gražiausias. Galima tą kotelį ir tuo trauktų popierium. Jį dėl ko reikia apvilkt, nes mums paskui paprasčiau priklijuot bus lapelius ir prisegimą. Dabar savo šitą irgi paruoštą užbaigimą, kaip gražiai nusipiešė iš kitos pusės. Irgi truputį pakaitinau pačius kraštelius žiebtuvėliu. Na ir aš jį uždėsiu. Čia dabar, kadangi niekur neskubu, tai aš galiu patepti ir lepalu. Ilgiau džius, bet prilips viskas bus gerai. Aš šiandien net moment klijų ir nenaudojau šį kartą. Arba karšti klijai, arba lepalas. Kai būdavau tie moment kristal, tai su jais būdavo labai smagu dirbti. O šitie man jie, nu jau visiškai ne tas. Čia žinoma reiks jau dabar palaikyti. Čia ne moment ir ne karšti klijai. Na, biskį paspaudysiu ir prilips. Žiūrėkit, koks gražuolis. Aha, pračauka, na niekus prilips. Kokis gražuolis, dar prisidėsiu tie lapai. Bus kaip tikras. Kol kas trumpa pamokytė, nors, nepasiruošiau vielutės. Nors gal dar truputį, aš atsinešti vielutės, pabaigsim lapą. Aš turiu nusipirkusi senukuose plonos vielutės, jinai tokia, labai su ją smagu dirbti, nes ji ir plonytė, ir elastinga, ir tvirtai paskui laiko. Labai greit. Lengvai lankstosi. Va tokia būtent, man čia reiks priklijuoti kitoje pusėje lapelio, kur ta pagrindinė gysla. Dabar reiks jau moment klijų, nes su lepalu tai labai ilgai paskui reikia įsikabinus laikyti. Aš dar šitais kontakt kažkokį gelis dar aš nedirbu. Nežinau, kaip jie čia man veiks. Na, ko jūs? Kažkokie geltoni. O, irgi tysta. Ir patį tą siaurai ištep tik tai patį. Patį viduriuką. Nu, va, kokie siūlai čia maišus. Čia dar baisiau, kai su karštais klijais. Jau čia prieblanda. Tikiuosi, kad matot. Nesinori šviesą žibint, nes paskui nuo gatvės esu matoma, o dar žaliuzės nesinori užtraukti. Na, aš tiesiog pačią vielutę įkišiu, jinai man apsiklijuos. Na ir bandom. Iki pat viršaus nededu tą vielutę, trupučiuką palieku. Palieku be vielutės. Ir tai kaip ir koteliui, suimu prie pat
kad pasislėptų vielutė. Na, čia irgi truputį nagų reikia. Aš visada pasilieku vieną nagą šitiem darbam. Aš dabar, kad tai mane žiūri, su kuo aš čia šnekuosi. Sėdi moteriškai vienai kalbasi su savim. Ką ta, manau, kad tai galvoja. Čia tiesiog kažkokio aštrių daiktų netgi būtų galima ir nubraukti. Mano mažytė žirkliukės. Ką čia atėjau, pirmai kavos gėrį, kiek turėjau viską nusikraustyti. O dabar vėl nerandu. Jau praneša savaitgalį gerą orą. Jau paskui šitų darbų aš neturėsiu kada filmuoti. Mano stovi laukia užpuolė garšvos. Patarkit, kaip apsigint nuo tų parazitų. Siaubas. Iš kaimynų eina pernai šitiek aš tų šaknų priroviau. Darbau šįmet vėl tas pats. Tepiau lapus ten kažkokiu žaulėm purkšt. Dabar net neatsimenu, sakė labai gerai. Tuo tarpu tie lapai nudžiūvo, šaknys lieka. Taip, čia taip turi sulipti, kad vielutė pasislėptų. Bet labai daug nereikia ištepti, kad paskui per daug nesusiklijuotų, per didelis plotas. Na, čia nėra tie, kur labai greit džiūsta klijai, kiek supratau. Nepatiko man šitie klijai. Vis dėlto gal geriausia, kad ir ilgiau žaist lipalu. Žinoma, ilgesnis žaidimas, bet va čia dabar lieka tie tokie gumba kažkokie. Nesvarbu, viskas čia bus pataisoma, bet va principas toks, kad per storas gavosi, turiu va plonytis. Ir paskui tą lapelį jūs galit visai pralankstyti, kaip norit. Jis jau nesudribs, nenukris. Va, esmė tokia. Oi, šitas nepalaikiau prispaudus. Nieko pripresuosiu paskui. Šiandieną daugiau nerodysiu. Sekantį kartą lapelius tvirtinsim ir užsegimą. To kotelio ilgo labai nereikia, nes čiagi bus sagiai. Čia bus du tie lapeliai. O čia vienas tas, kur su žiebtuvėliu, daug paprasčiau, mažiau terlionės. Nu kaip mažiau, nu užtrunka truputį, bet jau čia sausas darbas. Be klijų. Ir nebūtina tos vielutės. Tai jau čia jums dabar teisė rinktis. Jeigu tik turi tos stangrios odos, tai darykit šitaip. Viskas, mergytės. Daugiau šiandien aš jums nieko nerodysiu. O jūs dabar ten atspėkit, kuri varnalėša, kuris margainis ir kur usnis. Nors visų tie žiedeliai tai labai panašus. Aš turiu tarp kitko margainių, pas mane jau tiek prisisėję, nepaprastai gražūs lapai margi. Galėsiu aš jums parūpinti, jeigu norėsit. Tai yra vaistai nuo kepenų. Ir dar nežinau. Bet kad kepenim, taip, žinau, kad gydau cirozę netgi margainių.
Man šitas pačiai labai gražiai gavosi. Nu, neblogai atrodo. Ir šitas irgi gražus. Čia šitam bus tie lapeliai, kur dariau žiebtuvėlių, nes čia ta pati oda, ta pati spalva. Gali daryti baltus, gali daryti, nu, mėlynas nežinau, bet pilkas, baltas, tokių spalvų, nebūtinai žalius. Man tai gražu, o jums?